Šį kartą laidoje Link tiesos kartu su kunigu, vyriausiu policijos kapelionu Algirdu Toliatu pabandysime priartėti prie mirties slėpinio. Kalbėsime apie mirtį gyvenimu. Sveiki gyvi, kunige Algirdai. Sveiki. Tikrai džiugu Jūs matyti XTV studijoje Mano Gurų kavinėje. Nors šiuolaikinėme pasaulyje kalbėti apie mirtį nėra dėkingas dalykas, bet surizikuokime. Matant pedantiškai tvarkomas mūsų kapines, stebint per vėlines žvakių šviesoje paskandintus kapus, susidaro įspūdis, jog lietuvių tautos santykis su pomirtiniu gyvenimu yra išskirtinis. Tačiau, kaip Jums atrodo, ar tai mes tai darome daugiau iš tradicijos, iš noro patenkinti savo asmeninį žemišką poreikį, ar tikrai iš nuoširdaus tikėjimo į pomirtinį gyvenimą? Į širdį neįlysiu, sunku pasakyti. Matomai, kad ta tradicija, jinai turi didelę savo reikšmę, nes ta tradicija jinai yra sena. Čia nėra pirmi metai, nėra kažkas naujo, nėra iš kažkur atėję, tarytum jau nuo vaikystės aš atsimenu, kad vėlinės buvo tas laikas, net ir sovietmečiu, kada pagerbti, prisimirti savo artimuosius, mirusius. Aišku, tai nereiškia, kad čia vienintelis kartas, kada. Čia tokia diena, kada galbūt ypatingai prisimenam tam, kad atmintume nuolatos savo kasdienybę, kad jie būtų šalia. Kiek tai yra tikėjimo žingsnis? Tai turbūt priklauso nuo mūsų pačių tikėjimo brandumo, kiek mes to gyvenam, kiek mums tai yra svarbu. Be abejo, kad vienkartinis vėlinių sudalyvavimas ar sutvarkymas, jis nepakeis požiūrio nei į gyvenimą, nei į mirtį. Nors tie dalykai yra labai labai susiję. Ir viena vertus suvokimas, kad esam šito žemė piligrimai. Ir nežinom nei vieną savo nei dienos, nei valandos galėtų mums padėti nepaslysti ar neužsivelti tokiuose dalykuose, pykčiuose, pavyduose, kažkokiuose ten kerštuose, tokiuose emocijose, kur mes kartais net ir su pačiais artimiausiais žmonėmis, jeigu kažkaip tai pajaustume, suvoktume, gyventume tuo savo trapumu, tikėtume, kad pavyktų išvengti daugybės tų dalykų, ar ne? Tai tas mirties suvokimas, jisai neturėtų būti kažkas tokio labai negatyvaus. Ne, mes esame piligrimai, taip, mes atėjom šitą žemę ir išeisim. Nes negali suleisti rankas ir va čia įsikabinti savo kėdę, savo darbą, į savo kažkokią tai sodybą, dar kažkur. Bet tas toks kvietimas pažiūrėti plačiau, pažiūrėti tokiu aukštesniu žvilgsniu ir suvokiant, kad nieko neišnešim iš čia. Tai yra atėjom ir išėjom. Ką išnešim, kaip sako Šventasis Kryžiaus Jonas, sako, gyvenimo pabaigoje būsim, išnešim tiek, kiek mylėjom. Tiek, kiek mylėjom gyvenimą, tiek, kiek tapo plati mūsų širdis, kiek tapo skaidrus mūsų žvilgsnis. Tai vienintelis, ką išnešime su savim. Tai vienintelė mūsų verta, tvari. Daug mes kalbam apie tvarumą, ar ne? Tai vienintelė tvari investicija yra į širdį ir į žvilgsnį. Pažiūrėti kūrėjo žvilgsnių, gydančių, mylinčių, kūrenčių, sutaikinančių, tarnaujančių, įkvepiančių. Tai vėlinių šventė yra apie tai, ne tiek apie mirties kultūrą, apie tai, ko mes neturim, bet apie tai, kas mes esame iš tikrųjų, apie mūsų giluminį pašaukimą. Šventasis popiežius Jonas Paulius II išplitusią nepagarbą gyvybei būtent pavadino mirties kultūra, jūs ką tik pasakėte. Įsiplieskė 21 amžiaus karai, mirties kultūrai dar suteikė papildomą pagreitį.
Tačiau, kuo labiau įsigali mirties kultūra, tuo labiau nuvertėja ne tik gyvenimo prasmė, bet ir pati mirtis paverčiama tiesiog kasdienybės ritualo dalimi. Bet ar tai nėra tam tikra pasaulio nužmogėjimo išraiška? Aš manau, kad jeigu mes prarandame šitą dimensiją, dvasingumo, savo tą dvasinę prigimtį, jeigu mes visą savo pasaulį, visą mūsų pasaulėžiūrą, pasaulėjautą yra tik tai, ką galiu pačiupinėti, paliesti, pajausti, viskas orientuota į mano emocijas, mano interesus, tai tampa labai destruktyvu. Ne tik kad bendruomenė. Kodėl yra silpnos šeimos, silpnos bendruomenės? Nes jeigu žmogus yra orientuotas tik į savo interesą ir jis negali būti kitaip, čia yra pasiekmė. Ir kuo daugiau mes galvosim vien tik apie save, tuo sunkiau mums bus būti vieningiem ir stipriem vardan kažko, vardan didesnio tikslo. Tuo sunkiau mums bus motyvuoti save ir vieni kitus, nes kiekvienas galvosim apie save. Tai 8 milijardai vertybių, kiekvienas savo reikalą. Ir tai iš tiesų tai yra mirties kultūra, nes tai niekur neveda. Ir tai daro mus labai pažeidžiamus. Ir aišku, kad viena vertus atrodytų, mes labai daug kalbam apie toleranciją, apie saugoti kiekvieną gyvybę, bet kita vertus, kai gerai, matome, kad ta demografinė krizė, ir ne tik Lietuvoje, aišku, nėra susijusi vien tik tai su gimstamumu, bet tai turbūt pagrindinis dalykas. Aišku, čia ir daug faktorių yra emigracijos ir daugybė dalykų. Bet vienas iš tų, ar ne, duoti gyvybę, dovanoti. Tai reiškia duoti save, duoti savo laiką, tai yra tarnauti, tai yra tam tikras nepatogumas. Ir tai tarytum prieštarauja tai vartojimo kultūrai, gyventi savo. Bet jeigu mes pasiduodam tam impulsui, tai reiškia, kad tai yra tokia, šeimos, tautos ir žmogaus tokia tyli savižudybė. Tas toks pasirinkimas kelio, jisai nebus taip greit pastebimas. Ne per metus, ne per 2, ne per 5 mes gal net ir nepastebėsim. Nors aišku, dabar matom, žiūrėkit, kaip kaimai tuštėja, kad atrodo mieste, tai viskas atrodo yra visko. Bet kai pradedi žiūrėti aplinkui, ne regionuose, ir tu nebesuvaldai. Kodėl ne tik Lietuva, visa Europa sensta begaliniai ir mato išsigelbėjimą per imigraciją, per kažkur. Bet ką reiškia imigracija? Imigracija tai yra ir visai kita kultūra, ir visai kita pasaulėžiūra, kuri kartais mums atrodo, tai palaukite, kodėl čia taip elgėsi, o kodėl čia dabar taip daro, ne pagal mūsų, nors mes kaip ir pamiršom jau ir palikom savo tas šaknis, arba, jos arba liko tokios kaip vėlinės, tradicijų lygmenį, stovi dar bažnyčių bokštai, taip, krikščioniška kultūra yra, bet realiai, o ką tau Kristus reiškia tavo gyvenime? Ar tu krikštytas, ar ten vaikštai bažnyčią, būna per Velykas, ar ten Kalėdas, ar ten ateinu kartu nuo karto, taip, o tu krikštysi vaikus, krikštysiu, o ką tau reiškia Kristus? Nežinau, tai gal greičiausiai nieko. Ir tada, jeigu yra ta tokia situacija, šitokia, kaip liekam, ta tradicija gal jinai yra graži, bet tokia negi yra apgaulinga. Atrodo, viskas yra tvarkoje, ne, viskas kaip ir buvo, taip kaip radom, bet realiai jinai nebeduoda gyvenimo. Ir jeigu Kristus iš tiesų būtų vakarų civilizacijos pamatas, ant ko yra pastatyti, nes demokratija, kurią mes turim, ir galiausiai ta pati Europa, kurią mes turim, o ir visa ta kultūra, kuri paskui pasklido įvairiausiais būdais, dabar nevertinu, kas buvo gerai, ten turbūt istorijų ir visokiausių dalykų buvo, nes tai yra vėl žmonės su savo interesais, bet tai buvo pastatyti, išaugo ir subrendo iš tos tarnystės, iš to, tas pats humanizmas, tai yra, kilo iš čia, nes, ir kai ateina kitos kultūros, jos turi kitus šaltinius,
Ir vat mūsų laukia labai dideli ir didžiuliai klausimai. Manau, kad mes esam tam lūžio taške. Tai yra lūžio taškas istorinis. Mes čia gyvenam ir mes tą matome. Matome per tam tikrus karus, kurie Ukrainoje, Gazo, Izraelis. Mes per visus šitos dalykus, čia yra tokias kaip aisbergo viršūnės. Tai yra ne tik tai, kad tenais. Tai atspindi, tai atspindi daug daugiau. Ko žmonės gyvena, tą konfrontaciją rytų vakarų, tą atspindi tam tikrą, identiteto praradimą, Kristaus praradimą, žmogiškumo praradimą, ar kur lieka, kaip su vėlinėm, lieka tik deklaracijos. Nes, Europoje mes iš tikrųjų turime labai daug gražių dokumentų, kurie atrodytų, kurie tikrai gina, saugo žmogų, žmogus pirmoje vietoje, puoselėje, liktais, ne? Bet tuo pačiu metu, vien tas statistika, kaip pažiūrėjau, kiek milijonų pasaulyje abortų. Ir taip lengva ranka atrodytų, aišku, visokių situacijų. Čia dabar vėl, bet tas masiškumas, beprotiškas. Žinai, kas metus ne tik, kad visa Ukraina dingsta iš pasaulio, tokia nematoma Ukraina, tylus šauksmas. Ir atrodytų, bent jau, kad net kai keli šitą temą, pradedi ją kalbėti, tai tada tai tu čia eini prie žmogaus teisės, bet žmogaus teisės žudyti kitą žmogų ateinantį. Ir aš suprantu, kad taip, tai yra be galo subtilu, bet net šitos, net diskusijos nesinori, vengiam, kaip mirties temos, nelabai norisi kažkaip pagražinti, papuošti, nieko čia tokio, nematom, nebenorim matyti kančios, nebenorim pasirinkimo, nenorim ten tą, jeigu kažkur sunku, išsiskyrėm, lengviausias būdas. Ir jeigu mes visą savo kultūrą statom ant tokių lengvų išėjimų, susipykom šeimai, skiriamės, nebenoriu gyventi, žudausi, arba eutanazija, arba dar kažką. Tai aišku, čia nereikėtų suprimityvinti, bet jeigu mes duodam, kaip tą tokį, bendroji kultūra, kaip mes sprendžiam iššūkius. Ir jeigu mes imam tuos kelius, tokius lengviausius, jie atrodo galbūt nėra lengviausi, bet iš tikrųjų tai yra problemos nesprendimas. Ir tada rezultatas yra tas, kad mes tada ir auginame ir visuomenę, ir požiūrį, ir patį save. Mes save pozicionuojam. Ir visa tai ir yra ta mirties kultūra, apie kurią kalbėjo šventasis Jonas Paulius II. Ir tai įtraukia daugybę žmonių, nes tada ir verslai stato tenais. Ir čia daugiasluoksniai dalykai. Ir tada kažkam yra labai patogu. Tada yra didžiulės kampanijos, kurios kaip ir iškelia vėliavą, kad ginam laisvę. Bet iš tikrųjų tai gina tam tikrus interesus, tam tikrus patogumus, bet mes neapginam to, kas yra, mes pjaunam šaką, ant kurios sėdim. Ir tada, jeigu kažkas sako, palaukit, bet jūs pjaunat šaką, ant kurio mes sėdim, sako, palauk, tai tu nori atimti man laisvę pjauti šaką, ant kurios sėdžiu aš ir kiti, tai palauk, tu esi prieš laisvę. Čia toks absurdas atrodytų, bet realiai, jeigu pažiūrėsim, taip yra. Ir tos diskusijos, ir kuo labiau, tas visa cancel kultūra, ta tokia ateinanti vėlgi iš vakarų su tokia gale, kad tu net diskusijos neturi, neduok dieve koks dėstytojas universitete, arba tiesiog jisai yra užpuolamas socialinių medijų, žiniasklaidos, sudraskomas į gabalus, kad bijotų net prasižioti. Ir žmonės bijo, ir iš tikrųjų bijo. Aš turiu šeimą, aš turiu gyvenimą, ir tai kokia čia demokratija, tai kokia čia yra tiesa. Jeigu nebus tvarkos, tai bus chaosas. Nelaisvė bus chaosas. Sako, ne, tvarka yra blogai, nes jinai suvaržo mano laisvės. Ir reikia atsikratyti tvarkos ir tada bus laisvė. O tu atsikratai tvarkos ir ateina chaosas. Ir tada jau kas stipresnis. Ir tada tie, kurie turi stiprią šeimą, stiprią tradiciją, galbūt nedaug tolerancijos, bet turi tam
Ir viskas. Ir mes tada, kaip. Tai va čia, manyčiau, kad vakarų civilizacija dabar yra ant tokio labai svarbaus apsisprendimo slenksčio. Ir ne tik tai vadovai, mes visi, kiekvienas iš mūsų. Ką mes dabar pasirinksim? Kas yra man dabar, matydami va tokią va situaciją, kuri nėra lengva, bet kita vertus, kaip tik tokios situacijos, jos sudaro galimybę, kaip niekad, pasirinkti. Žinot, kaip žmonės sovietmečiu, kada jie buvo persekiojami, tremiami, tardomi, ten baisių, irgi visko buvo. Bet būtent tais laikais Lietuva turėjo labai daug stiprių žmonių, didvyrių, kurie rizikuodami viskuo ir buvo pasiruošę guldyti galvą už tėvynę, už laisvę. Ir tai buvo stiprus žmonės. Ir jie tapo stiprus žmonės dėl tų aplinkybių ir pasirinkimų. Tos aplinkybės pažadino juose tai, kas yra gražiausia. Tam tikros gyvenimiškos aplinkybės gimdo mumise tai, kas yra žmogiškiausia, dvasiškiausia. Dėl to galbūt viena vertus sunku matyti tą situaciją, kad jinai tokia sudėtinga ir atrodytų kartais neaišku, koks yra, o ką dabar daryti. Bet kita vertus, ta tokia sudėtinga situacija, dileminė, jinai turi savyje pozityvumo tame, kad mes turime galimybių pasirinkti tiesą, kad mes turime galimybių kurti naujai, kad mes turime galimybę vienytis ir ieškoti bendraminčių, kad mes turime galimybę kovoti už laisvę. Tai manau, kad čia labai į temą mūsų vėlinių ir tą mirties ir gyvenimo kultūrą, nes ne tik kiekviena civilizacija ar ten bendruomenė, bet kiekvienas žmogus per gyvenimą jisai turi pereiti tuos esminius pasirinkimo etapus. Galbūt ne kiekvienas bus ištremtas, kaip buvo mūsų tėvai, protėviai. Nebūtinai gyvensi tame istorijos laikotarpiu, bet turėsi kitaip tos pasirinkimus padaryti. Kiekvienas iš mūsų turime padaryti savo laisvės, meilės, žmogiškumo apsisprendimus. Tose dileminėse situacijose gali būti darbo, gali būti šeimos, gali būti sveikatos, gali būti dar kažkur tai. Nes toks žmogaus kelias. Kai šventosios Teresėlės Lizijietės paklausė, nuo ko mirsite? Jie atsakė, nuo mirties. Bet yra išlikęs ir kitas jos pasakymas. Aš mirštu, aš žengiu į gyvenimą. Kaip galima mirti nuo mirties, bet nenumirti gyvenimą? Tai iš tikrųjų tie Teresėlės žodžiai sako, aš nemirštu, aš žengiu į gyvenimą, arba kitas jos pasakymas, mirtis tai nėra taškas, tai yra kablelis. Bet tai vėl, tai yra atsiremia į tikėjimo pamatą, į tikėjimo tradiciją. Mes, aišku, apgraibomis ir išminčiai, graikų filosofai, jie grinai iš filosofinės žmogaus išminties, žiūrėdamas, stebėdamas visą darną, jie atrado vienio, grožio, harmonijos, tą protą, kuris pranoksta atsitiktinumą. Tiesiog tu pirštų galiukais jauti, kad yra kažkas tai daugiau negu tik tai atsitiktinumas. Ir tas prisilietimas prie Dievo, kurio tu negali įvardinti vardu, krikščionybė, mes turime apreiškimą. Apreiškimas, kuris apreiškimo pilnatvė, tai yra Kristaus asmuo, susitikimas su Kristumi, tai yra krikščionių amžinybė. Tai yra tos Teresėlės, kuri labai jauna, 24 metų, ir rašė savo dienoraštį
tas dienoraštis po jos mirties, jisai buvo publikuotas, aišku, su vyresniųjų leidimu, nes tas toks paprastum, kasdienybės dvasingumo kelias, šventumas paprastume. Nes atrodo, tai reikia užsidaryti vienuolynę tam, kad tu galėtum būti šventas. Ne, tu gali būti šventas savo darbe, koks jis bebūtų. Koks bebūtų. Vadovo, darbuotojo, nesvarbu. Šeimoje, gyvenime, tavo aplinkoje, tavo bendruomeniai. Tas šventumo kelias, tai yra tas paprastumo kelias. Tai yra Teresėlė. Per paprastus dalykus. Bet tas jos kablelis, nemirštų, bet žengiu į gyvenimą, jis yra pastatytas ant to pagrindo, tikėjimo pagrindo. Nes jeigu tavo tikėjimas yra ir tu, kiek filosofai jaučia pirštų galiukais, jausdami tą anapusybę, kiek tikintis savo tikėjimą, pasitikėjimą, kaip mažas vaikas mamos rankose. Gal ir negali paaiškinti daugybės dalykų, kas ten vyksta aplinkui, bet jis jaučiasi saugus mamos glėbyje. Net kai jis yra nesaugus, jis jaučiasi saugus, nes yra motinos glėbyje. Tai ir mūsų tikėjimo kelyje, tam tikrą prasme, mes čia žemėje esame kaip Dievo glėbyje. Ir jeigu yra tas santykis, tai jisai leidžia mums sakyti, aš nemirštu, bet tai reiškia, būtent tas pats tikėjimas ir leidžia mums gyventi, nesuleisti nagų į materiją ir griebtis jos kaip šiaudo vienintelio ir kuo daugiau pagriebsiu, tuo daugiau turėsiu, bet atliepti į, tai yra kaip nueini į filharmoniją, muzikos skambesys, tas grožis, kuris ta harmonija, kuris suskamba, pažadina kažką daugiau. Kažką daugiau, ko tu negali apčiuopti, padėti, sudėlioti, bet pažadina kažkokį tai gerumą, pažadina tai, kas tavyje yra šviesiausia. Ir aišku, čia muzika, bet gali būti kito žmogaus gerumas. Tai gali būti, tikėjimo kelias yra apie tai. Kristus yra apie tai. Kristus mumise pažadina ne tik, kas yra žmogiškiausia, bet kas yra dieviškiausia. Nes mes esam sukurti, vėlgi, čia yra tikėjimo dalykai, apreiškimo dalykai. Bet apreiškimas mums sako, kad esam sukurti pagal Dievo paveikslą. Turime galimybę atspindėti amžinybę. Ir kai mes matom tiek blogio aplink save, tai kodėl? Jaučiu, todėl, kad mažai atspindima. Bet mūsų akise atsispindi Dievas arba neatsispindi. Arba atsispindi kaip tik mūsų interesai. Bet kuo daugiau esame atsigręžę į Dievą, tuo labiau atspindime. Mažiau, kuo labiau esame susikoncentravę į save, į kažkokį vartojimą, į patogumus, tuo labiau mes skleidžiam mirtį ir mirties kultūrą. Ir nebūtinai pats, nebūtinai, kad tu žudai, bet tu gyvendamas savanaudišką gyvenimą, tu prisidedi. Toksai esi, bendrininkas mirties kultūros. Gal tu nedarai kažko labai blogo, bet ir nieko gero nedarai. Aš atsimenu vienas žmogus mirties patale. Atsimenu, kaip dabar atsimenu, kunigė, sako, aš nieko blogo nepadariau per gyvenimą. Jaunas žmogus, 10 metų. Sako, bet ir nieko gero nepadariau. Norėčiau. Jeigu pasveiksiu, norėčiau gyventi taip. Ir tada kartais galvoju, nejaugi reikia atsigurti į mirties patalą, kad pagaliau pasirinktum gyvenimą. Nes aš galvoju, galbūt į savo mirties patale labiau pasirinko gyvenimą, negu savo gyvenimo rutinai, bėgdamas, lėkdamas, darydamas. Ir gal tie paskutiniai mėnesiai ligos patale, jam buvo tas 3 amžiaus universitetas, dvasinė seminarija, daugiau negu seminarija. Jis per tuos 3 mėnesius turbūt daugiau išmoko negu mes, būdami seminarijoje per 7 metus. Nes tai jau nebėra tik teorija, tai yra viskas. Tai dėl to,
jeigu mes išplėštume tą dalį, kurios kartais tai bijo, mirties dalį, bet būtent jinai mūsų ir provokuoja gyvenimui. Mirtis mūsų provokuoja gyvenimui, realiai. Tai aš manau, kad Teresėlė, kai jinai kalbėjo apie tai, kai jinai kalbėjo apie tą perėjimą, jinai būtent kalbėjo apie tai, kad tas suvokimas, patirtis, apsisprendimas, pasirinkimas visą širdimi, tai ir yra tikrojo gyvenimo pradžia. Ir tas tikras gyvenimas nereiškia, kad jis prasideda po mirties. Jis jau ir čia gali prasidėti, jeigu esame tam pasiruošę. Jeigu mūsų širdis yra pasiruošusios gyventi. Tačiau Kristus, kuris save šiame gyvenime atidavė visą. Jis gal galiau paaukojo ne dėl savęs, o dėl žmonių išganimų. Bet ir jį ištiko mirties akivaizdoje ta tamsa, kai jis ant kryžiaus prieš mirdamas pasakė, viešpatie, kodėl tu mane palikai. Tai žmoguje mirtis daugiau asocijuojasi su ta tamsa. Įtikėti, kad už tos tamsos yra šviesa, reikia antgamtiškų jėgų. Bet būtent priartėjus prie mirties ir būti apakintam tos tamsos, tada ir įvyksta tas tarsi praregėjimas. Ir iš tikrųjų tada būtent mirtis suteikia žmogui visai kitą gyvenimo prasmę. Net gal ir tą labai trumpą per tą akimirką, kai jisai iškeliauja į amžinybę. Šiuo žmogus jisai, Kristaus tas pasakymas, mano Dieve, kodėl mane apleidai, kuris yra psalmės žodžiai ir kuris mums dar kartą primena, kad Kristus yra ne tik Dievas, bet ir žmogus, kad jis pilnai priėmė mūsų žmogystę su visom baimėm, su visom emocijom, su viskuo. Jis tapo viskuom panašus į mus, išskyrus nuodėmę. Ir tai, kad žmogus savo gyvenime eina daug kur apgraibomis. Ir Kristus savo gyvenime, kaip žmogus, buvo tų etapų ir mirties etapas. Tai yra ta vieta, kur mes, viena iš didžiausių žmogaus baimių, fobijų yra mirtis. Ir susidurdami su jomis negalime. Jeigu žmogus sakytų, man tas pats čia, man visiškai, tai tada tikėtina, kad kažkas yra ne taip. Tai yra labai žmogiška bijoti mirties, bijoti šito perėjimo. Bet būtent tame perėjime ir įsijungia mūsų pasitikėjimo, pat ir Kristaus, pasitikėjimo savo tėvu, net kuomet tu nieko nematai, net tuomet, kai tu nieko nejauti, net tuomet, kai tu eini visiškai apgraibomis. Tai buvo visiškas apsisprendimas žengti tikėjimo žingsnį. Ir žinot, kada tu esi mirties akivaizdoje, arba pats, arba tavo artimas žmogus, tu visą laiką tu gali apsispręsti nekęsti, nebemylėti, prakeikti, atsiriboti. Visą laiką tu turėjai gyvybės ir mirties kelią, du keliai šalia tavęs. Kaip Dievo motina, kuris stovėjo po kryžium, ne veltui sakoma, 7 kalavijai perverė jo širdį. Tai yra žmogiškai, tai buvo labai sunku pasitikėti, kad viskas yra Dievo rankose, kad jo sūnus yra Dievo rankose, kad jinai yra Dievo rankose. Nepalūžti, nes emociškai, žmogiškai buvo labai sunku. Ir tai buvo tikėjimo žingsnis. Tikėjimo žingsnis, pasitikėjimo žingsnis, kito vaiko motinos glėby, pasitikėti. Marija taip, ir tai buvo Dievo motinos, nes ir jinai per visą savo gyvenimą, pradedant nuo kalėdinių įvykių, gimdymų prakartėliai, iki pat Velykų, kad jinai gimdė po kryžium savo sūnų, tai buvo tikėjimo kelias. Tai nebuvo taip, čia viskas paprasta, viskas žinau, viskas apreikšta, aš čia atsipalaidau. Ne.
Tai buvo tikras apsisprendimo, pasirinkimo, išbandymo kelias. Ir būtent tame kelyje ir gimsta žmogus. Pasirinkdamas tiesą, pasirinkdamas tikėjimą, pasirinkdamas gyvenimą, pasirinkdamas Kristų. Tai tame kelyje ir gimsta krikščionė. Grįžtant prie jūsų klausimo to, prieš tai buvusio, ar vėlinės tai yra tikėjimo dalykas, ar tai yra tradicijos dalykas. Aišku, tai yra persidengę. Kartais tai persidengę, kad net neatskirsi, kas. Kaip? Neatskirsi. Taip labai greit pasimato. Jeigu yra tik tai tradicija. Jeigu yra tik tai blizgučiai ryščiai, viskas greit pasimato. Tu kiek tu gali atrodyti kažkurie. Bet tavo artimiausi žmonės tave kaip nulupta žino, kur tu vaidini, o kur tu esi. Tai tu nepavaidini. O galiausiai, o ta vaidyba, kam nereikalinga? Tai visas gyvenimas tada pasidaro melas ir visas gyvenimas tada tampa mirtis, nes jis netikras. Tu vaidini kažką, vietoj to, kad tu būtum, kad tu gyventum. Šitą vieno psichoterapeuto frazė man labai yra įstrigusi. Sako, netaip svarbu prie gyvenimo pridėti metų, kiek prie metų pridėti gyvenimo. Ne tiek svarbu, kaip čia pratempti tą gyvenimą, dar metelius ir dar prasilaikysiu. Kiekvieną dieną nugyventi taip, lyg tai jinai būtų vienintelė. O čia yra didysis gyvenimo menas. Nugyventi kiekvieną dieną. Visą sielą, visomis jėgomis, visą širdien. Ir krikščionybė yra apie tai. Ne apie kažką tai, kad reikia dabar gerai būti geram berniukui ir mergaitė tam, kad laimėti dangų. Ne, dangų mes rinksimės. Mes dabar gyvename dangumi. Mes gyvensime po mirties taip, kaip gyvename žemėje. Va čia. Jeigu mūsų gyvenimas yra pilnas šviesos, pasiaukojimo, meilės, tai čia ir bus tas mūsų dangus. Jeigu mūsų gyvenimas yra pilnas pavydo, nesant galvo, kaip čia man apgaut kitą ir kaip čia kitas mane apgaus. Va toks tavo ir dangus bus. Pavadinimu pragaras. Mes renkame. Ne mūsų atskirtis už gerus darbus, mes tai, kuo mes esam. Ir dėl to tai yra taip svarbu. Visos šventės, visa tai, ką mes darom. Kiekvienas mūsų gyvenimo pasirinkimas, apsisprendimas, dalyvauti kokiai nors laidoj, nedalyvauti, būt, nebūt, daryti kažką ar nedaryti, tai yra pasirinkimas arba dangaus, arba pragaros. Realiai, žinai, jeigu mes šitaip, sudedam tą tokį metaforą dangaus ir pragaros, mes nuo tos renkamės. Arba mes renkamės gyvenimą, arba mes renkame mirtį. 2 keliai, nuolatos. Ir ne tai, kad pasirinkau vieną kartą ir visiems laikams. Ne, kasdien. 100 kartų per dieną. Mes renkamės arba mirtį, arba gyvybę. O geroji žinia yra tame, kad kaip tas latras, kuris ant kryžiaus pakabintas, visą gyvenimą nugyvenęs, visą gyvenimą gyveno toli nuo Dievo. Ten turbūt prisidirbęs buvo kaip reikalas, jeigu buvo nuteistas mirti tokia mirtimi. Bet paskutinė gyvenimo akimirka, pakviestas Dievo gailestingumo, patyręs, jis atsiveria, sako, prisimink mane. Jis atveria savo širdį. Mes turime visada tą galimybę atsigręžti, jeigu tai yra nuoširdu. Ar tai gali būti suvaidinta? Gali. Ir dažnai taip ir būna. Net labai dažnai tai būna, bet tuomet tai nieko nekeičia. Tuomet tik tai dar viena vaidyba, tai yra dar viena mirtis suvaidinta gyvenimu. Tai va čia tas didysis klausimas, ką aš renkuosi. Ir vėlgi, vėlinių šventė, tai yra gyvenimo šventė, o ne mirties. Mes neprisimenam tuos, kuriuos praradom, mes prisimenam tuos, kurie gyvena Kristuje, tie, kurie yra mūsų angelai sargai. Tie, kurie yra šalia mūsų, tie, kurie yra mūsų vedliai, tie, kurie mūsų įkvėpėjai. Štai kas yra vėlinės. Tai yra švęsti visus šventuosius. Nes mes visi tie, kurie esame Kristuje ir kurie būsime Kristuje, tai mes esame pilni jo šventumu. Ir anam pasaulyje neberūpės daugybė dalykų čia tų tokių, žinai, kur mes dabar įstrigę esam.
Mūsų išėjusieji, čia ne tiek mes už juos, jie mus tempia už ausų. Ne mes čia juos bandom kilstelti į dangaus, prastumti į dangaus karalystę, kad gal dar vienas mišes užpirksim, gal dar vieną maldą sukalbėsim. Čia jie mus traukia, jie mus globoja, jie mus kviečia ir sako, užteks jums žaisti, užsiminėti visokiom nesąmonėm. Pradėkite pagaliau užsimti rimtais, pradėkite mylėti, pradėkite kurti, gydykite vieni, užtarkite, skelbkite gerą naujieną, dalinkitės Kristų, būkite gyvai. Štai, čia jie mus. Ta mirusių šventė yra gyvųjų šventė. Mes švenčiam juos. Jeigu iš tiesų mes tikime Kristumi į jo prisikėlimu, tai mes švenčiam gyvųjų šventę. Gal ne veltui, visų šventųjų ir vėlinės yra taip šalia. Čia yra labai labai svarbu. Bet ir čia yra turbūt yra kelias. Net jeigu mes pradėsim nuo tokios tradicijos, gal labai labai toli, gal čia nieko bendro, bet kaip tam Latrui gyvenime kažkur, arba kaip tam sūnui Palaidūnui, tėvo glėby, bus toks klinkt kažkur kažkas įstaiga. Kažkokia tai gyvenimo atsivertimas. Tai yra atsivertimas. Trumpas sujungimas. Ir tada prasideda gyvenimo kelionė. Ir visai nesvarbu, kaip tu ten būtum nusivažiavęs. Nesvarbu, ar tu teisuolis esi, ar tu nusidėjėlis. Kai vyksta tas klink. O tas, žinai. Svarbu, kur tai galėtų įvykti. Nes tai dažniausiai neįvyksta bet kur, bet kaip. Dažniausiai tai įvyksta, kaip ten sako, mokytojas atsiranda, kai mokinys pasiruošęs. Aš galvoju, kalbant apie krikščionišką kultūrą, kalbant apie tą vietą, kur galėtų įvykti tas lūžio taškas, ne? Link tiesos. Kur galėtų taškas link tiesos. Aš galvoju, man pirma mintis ateina apie alfa kursą. Alfa kursas, kur yra įvairios krikščioniškos bažnyčios ir katalikų, ir protestantų. Jos, tai yra 12 susitikimų, kur yra ne tik teorija, bet patirtis, praktika. Ir ten labai dažnai įvyksta iškyla tas klausimas, ta kibirkštis, susitikimas, naujo kelio pradžia. Ir dėl to aš galvoju, kad jeigu iš mūsų klausytojų kažkas sakytų, aš norėčiau, man svarbu, aš galbūt esu kažkoje aklavietėje, arba norėčiau tai patirti. Tai labai rekomenduoju leistis į kelionę. Nes jeigu sėdėsim, kaip mes, mudu ant foteliuko, tai greičiausiai ta kelionė neprasidės. Reikia žengti pirmus 3 žingsnius, kad prasidėtų kelias. Tai yra visų šventųjų šventė. Pradėti kelionę. Tai tam šventėjimui iš tikrųjų reikia pajausti to laiko svarbą, nes ta laiko tėkmė jinai bėganti ir būtent mirtis mums primena, kad mes turime gyventi tarsi tą gyvenimą kaip paskutinę dieną, kad paskui gali nebūti. Ir tada, kai tu matai, kai žmogus iš tikrųjų pradeda tarsi norėti apgauti laiką ir lenktyniauti su juo, nes gal ateis laikas, kad pasaulio išrinktieji pasinaudodami šiuolaikinės technologijos išradimai pratęs savo gyvenimą laiko žemėje. Bet ar toks noras įgyti amžinybę čia ir dabar, bet kokią kainą, nepaverčia žmogaus ir jo gyvenimo dirbtinio? Aš manau, kad ką tu gali pratęsti? Tu gali pratęsti materiją kažkiek, bet materija jinai yra, kaip tu ją be pratęstum, jinai yra laikina. Ir čia toks Babelio bokšto statymas, tai ką šventas raštas aprašo. Vietoj to, kad tu ieškotum gyvojo šaltinio, tu bandai kažkokiais tai dirbtiniais būdais. Vietoj to, kad tu paimtum gyvojo vandens šaltinį. Sako, žiūrėkim, štai yra. Ne, aš čia sukursiu, padarysiu, aš čia apeisiu. Vietoj to, kad tu imtum gyvenimą, tikrai gyvenimą. Kai tu sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Čia, nes tai ir yra gyvenimas.
Gyvenimas yra mylėti. Kaip vėlgi Kryžiaus Jonas sako, žinai, apie tas būsenas, santykio, gyvenimo būseną. Tai reiškia, santykio su Dievu, tiek, kiek mes atspindime. Sako, iš pradžių žmogus yra kaip šlapės, kai tai šlapia pliauska, kuri įmesta į ugnį. Žinai, ten rūksta, po kiek laiko išdžiūsta, pradeda degti, įsidega, kol galiausiai paskutinė ta būsena tampa žarys, ugnimi. Kai mes persismelkiam Dievu tiek, kad esam pilni Dievo, va tai yra gyvenimas. O jeigu mes galvojam, kad mes persismelksim kažkaip kitaip gyvenimu negu šitaip, tai čia bus tik tai suvaidinta, pratęsta kažkokia akimirka, kuri apie ką? Tai yra, kaip čia, tai nebus gyvenimas, tai bus pratęsta mirtis, pratęstas negyvenimas. Pagal tikėjimą vadinasi tik per mirtį amžinas gyvenimas įsilieja į mus. Bet kas yra tas pomirtinis gyvenimas? Kaip jis atrodys? Jaugi mes, jei būsime verti, to amžinybėje susitiksime su savo artimaisiais ir kartu laimingai gyvensime amžinai. Bet ar toks požiūris pomirtinį gyvenimą nėra supaprastinta? Mes galim čia, tikrai nereikia ne prie vieno prisirišti požiūrio. Mes galime turėti kažkokias tai įsivaizdavimus, suvokiant, kad kiekvienas mūsų įsivaizdavimas tai yra, kaip Sokrato pasakymas, kuo daugiau žinau, tuo daugiau nežinau. Jeigu kiekvienas mūsų įsivaizdavimas yra nuoširdus, tai reiškia, kad kuo daugiau prisiliečiu, bet ir vėl. Jeigu mes pradėsim dėlioti, kaip čia mes susitiksim su giminaičiu, mes jau kalbam žemės, materijos principais. Jeigu mes kalbėtume dangaus principais, tai mes kalbėtume apie viltį, apie meilę ir apie tikėjimą. O didžiausia iš jų yra meilė. Mes kalbėtume meilę, bet ne tokios meilės, kur man vartotojiškos, bet kuris yra visiškas apie tai. O čia yra dangaus dimensijos, dangaus žodynas, prie kurio mes galim prisiliesti labai aptakiai čia žemėje. Ir dėl to, kai mes ten kalbam apie tuos dalykus ir bandom sudėlioti kažkokias hierarchijas, tai mes labai suprimityvinam, aišku, kad nieks ten nebuvom ir nežinom kaip. Kada mes prisiliečiam prie to dangaus žodyno, tai yra Kristuje, prie jo meilės, prie jo tikėjimo, prie jo vilties, prie jo asmens, mes jau tada liečiamės prie dangaus tokio, koks jis yra iš ten, o ne iš čia mūsų susikurtas. Dėl to aš manau, kad neverta per daug laiko gaišti tom fantazijom. Manau, kad geriau yra investuoti savo laiką šventosios dvasios patirčiai, Dievo patirčiai, Kristuje. Tas santykis, kurį mes galime auginti su Kristu, tai bus daug stipriau negu visas tos fantazijas, kurias mes ten galime susikurti aplinkui. O jeigu mes būsime ryšyje su Kristu, mes būsime ryšyje su ne veltui, tas paskutinis sekmadienis, kurį švenčiame liturginių metų, yra Kristus visatos valdovas. Mes būsime su visat ryšyje. Jame mes būsime ryšyje su savo artimiausiais žmonėmis, su visame. Tai va dėl to aš manau, kad tai yra svarbiausia. Ir čia turbūt yra ta dvasinė branda, kada mes jau prieinam prie tos dalies. Kai mes nustojam ten žaisti kažkokias ten dėlionės, ten svajonės, ten ir pradedam gyventi Kristaus meilį. Ir tada galiausiai tai tampa net netaip svarbu. Kokiu būdu mes ten susitiksime? Tas, kad susitiksime ir kad tas susitikimas bus daug stipresnis, negu mes dabar čia sėdėm viens prieš kitą. Nes atrodo, taip, mes čia sėdėm, fiziškai matom, galim viens kitą paliesti, prisiliesti. Bet kada mes mylėsim taip, kaip myli Dievas, ir kai mes vienas į kitą pažiūrėsim Kristaus akimis, mes visiškai kitaip pažinsim. Ir sakysim, net nebūčiau niekada pagalvojęs, kad tu toks fainas.
Ir mes vienas kitam tą pasakysim, tikrai net nebejoju, kai susitiksim anapus, pamatysim vienas kitą naujom akim. Ir tas ryšys bus. Tai va čia tas meilės ryšys Kristuje, kurį galim pirštų galiukais jau dabar palies, bet tik pirštų galiukais. Pabaigai noriu perskaityti keletą sakinių iš knygos Mūsų mirties valanda. Mirtis yra laisvės slėpinys. Dievo laisvės ateiti pas mus ir taip pat mūsų laisvės Dievą priimti. Mirtis tai šių dviejų laisvų asmenų susitikimas. Tad, kunige Algirdai, dėkoju Jums, kad padėjote priartėti link šios slėpinio suvokimo. Dėkui.